kad kokia yra pagrindinė priežiūra, kai vaikui reiškiasi alerginė sloga ir, mes norime palengvinti simptomus. Be abejo, principas alergijos yra toks, nebus alergeno, nebus atsako, nebus simptomų. Bet pasakyti vaikui, kad sėdėk namie, neik niekur, uždarom langus sandariai, kad žiedadulkės nepatektų, būtų tikrai labai žiauru. Bet klaidinga taip pat manyti, kad jeigu vaikas buvo lauke, pasireiškia alerginiai simptomai, grįžtam ir iš karto skiriam gydomuosius vaistus, tepalus, į nosį gydomuosius lašus arba purškalus, nesgi mes įkvepiam labai daug žiedadulkių ir todėl mūsų nosise yra ir burnoje be abejo yra daug žiedadulkių. Todėl noriu dar vieną tos pačios įmonės produktą pristatyti, Himalaya Protect su Himalajų druska izotoninį tirpalą. Net ir pažymėta, kad apsauga nuo alergijų. Kodėl? Todėl, kad priminimas visiems, kad būtina šalinti alergenus iš kvėpavimo takų, gleivinės, iš nosies, tam, kad jie netęstų savo blogojo darbo, jeigu vaiko imuninė sistema pyksta ant alergeno, nes alergija yra per didelis ir iškreiptas imuninis atsakas į tai, į ką vaikas neturėtų reaguoti. Taigi, būtent šitą nosies ploviklį tirpalą tikrai noriu visiems rekomenduoti, kurie esate alergiški, net ir suaugę, nes atopinis maršas tikrai reiškiasi ir suaugusiems, arba net be atopinio maršo žmonės gali net ir bet kuriam gyvenimo etape tapti alergiški. Tikrai primenu, klausimas dažnai būna, kaip tai mano vaikas tapo alergiškas šuniui, jeigu jis tai gyvena nuo pat mažens su šunim. Net ir pensijoje gali pasireikšti alerginė sloga pirmą kartą. Taigi, šitas tirpalas tinkamas plauti nosį nuo kūdikystės, nuo mėnesiuko iki pat senatvės. Taigi, tvarka kokia? Stenkitės, kad nosyje grįžus iš lauko būtų kuo mažiau alergenų. Taip, kad reiškiasi mes turim išplauti šitų tirpalų nosies gleivinę. Per dažnai 10 kartų per dieną plauti tikrai neverta, bet 2-3 kartus, ypač kai jaučiam alergijos simptomus, kai norisi trinti nosis, kai jinai burksta, reikėtų tikrai išplauti, o Himalajų druska tikrai atliks savo darbą. Puikiai žinote, manau ir girdėjote, kad druskiniai tirpalai, ypač Himalajų, kur be galo daug įvairių mineralų, labai gerai tinka slopinti nežymų uždegimą, nuimti sudirgimą ir tiesiog sumažinti alergijos simptomus. Ir nepamirškime nosies išsiplauti prieš einant miegoti, todėl kad jeigu miegam nosis užburksta, dėja mūsų miego kokybė būna labai prasta ir kitą dieną atsikeliam pikti, neišsimiegoję, kūnas nepasilsėjęs, kūnas sudirgintas ir reakcija į bet kokius kitus alergenus bus dar piktesnė. Taip, kad miegas labai svarbu. Taip, kad plaukite nosį ar prieš einant, tarkim, į lauką ar po, bet kai tik jaučiate simptomus, geriau išplaukite, o jeigu reikia papildomų vaistų, be abejo kreipkitės pas alergologą, jis tikrai paskirs jums tinkamus.